litą tik įvedus 22 metų spalio 2 dieną, pirmosiomis dienomis ir pradėjus tą pačią dieną veikti Lietuvos bankui, niekas netikėjo, kad litas bus tokia patikima valiuta. Niekas nenorėjo jo pripažinti, niekas nenorėjo imti jo taip jau, žinot, ir keisti, sakykime, iki tol labai garbintus Rusijos rublius ar Vokietijos markės kokias, nes skaitė, jeigu jau tokios valstybės pinigai yra beverčiai, tai ką čia tokios nedidelės valstybės kaip Lietuva pinigai bus vertingesni. Litas tikrai tapo labai stabilia valiuta ir dėka Jurgučio ir Lietuvos banko vykdytos pinigų politikos dėl ekonomikos skatinimo, vidaus ekonomikos skatinimo, dėl eksporto skatinimo Lietuva tvirtėjo, Lietuva turtėjo, buvo pritrauktos užsienio valiutos atsargos, Lietuva ėmė smarkiai kaupti aukso atsargos, o visa tai tapo lito stabilumo garantu. Jurgutis yra pirmas Lietuvos banko vadovas. Jisai yra vienas iš nacionalinės pinigų sistemos kūrėjų ir be jokios abejonės yra įvardymas lito tėvu. Tai natūralu, kad norėjom duoti duoklę lito tėvui ir ta idėja būtent yra susijusi su tuo, kad tiesiog norim įamžinti žmogų, kuris iš tikrųjų prisidėjo prie tarpukario Lietuvos piniginės sistemos kūrimo, tai yra prie lito, kuris buvo viena iš tvirčiausių valiutų to meto pasaulyje. Tas Jurgutis yra toks, reiškia, dvasingas bankininkas. Toks žmogus su atsakomybės jausmu. Kai žmogus gauna pamatinius dalykus, konkrečius ir aiškius, kurie, sakykime, visiems irgi daugam yra aišku, bet ten yra, jie labai ateity turbūt motyvuoja žmogų konkrečiai. Ir dėl to gal jis pasiekė tą tokį, reiškia, sakykime, pinigų bankų ekonominio tų dalykų, tokių, reiškia, taip tvirtai viskas sudėliojo. Turėjo atsakomybę žmogus, tiesiog. Man buvo įdomus toks sprendimas. Ir aš jį kaip ir irgi vadinčiau klasikiniu. Gal tik tai tas paviršius, tas maniera tokia, tokia tapybinė gal daugiau ekspresyvi, tokia ekspresionistinė, gal daugiau impresionistinė vieta, reiškia tokio. Tai va, ir kada tu lipdai, pradedi lipdyti, galima iš keliais judesiais suvaldyti, reiškia, tą plasteliną ir turėti įspūdį 100%. Ir panašumo, ir tos, sakykime, dvasinės, tos dvasios to laiko.
kadangi lieta yra iš litų centų laužo, tai viskas apsijungia į vieną tokią, reiškia, plastinį sprendimą ir atsiranda monetos. Paminklas yra unikalus, natūraliai jis yra pagamintas iš lietuviškų pinigų, konkrečiai 50 nominalo lito centų. Panaudota skulptūrai pagaminti 450 kg lietuviškų centų. Skaičiais, jeigu tai maždaug 75 000 lietuviškų 50 centų monetų. Manau, kad man pavyko tą suderinti. Biškai taip pasitaškyti čia ir pasiautėti ant tos kolonos, reiškia, ir kaip ir ant pačio portreto, bet su tas, kaip sakant, viltim, kad neišgazdinti, reiškia, to žmogaus, kuris ateis pasidomėti, kas tai yra. Ateik, pasižiūrėk, prisiliesk, būsi turtingas. Susirinkom čia neeilinę progą ir man tikrai labai džiugu paskelbti, kad pinigas, litas įgauna naują formą. Na ir mes nusprendėm, kad 75 000 50 lito cento monetų mes skirsim būtent skulptūrai. 50 metų tuoj bus po nepilno mėnesio, kai Jurgutis išėjo. Ir 25 metai, kai pirmą kartą šitose banko rūmuose buvo tikrai padarytas gražus minėjimas ir buvo prisiminta, buvo tiesiog atvertos durys jo prisiminimui. Nes tais pokario metais jis iš tikrųjų išliko labai nežinomas ir persona non grata. Gražus, iš tikrųjų sveikinu autorių. Ačiū, tikrai gražus darbas, atsiranda Gedimino prospekte. Banko pasiūlyta idėja visą šitą kūrinį atlieti iš 50 lito cento monetų. Mums pavyko. Sakydamas mums, aš noriu padėkoti visiems padėjusiam, prisidėjusiam ir netrukdžiusiam, kad šitas unikalus projektas būtų įvykdytas.